Sveiki, sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausia vardu. Ir šį kartą grįžtu su gruodžio mėnesio naujienomis iš stalo žaidimų pasaulio. Tikrai daugiau naujienų negu tikėjausi. Kalbėdamas apie lapkričio naujienas, tai tikrai buvo iš ko pasirinkti ir įdomių ir netikėtų dalykų įvyko gruodžio mėnesį stalo žaidimų pasaulyje. Tai trumpai apie juos ir pakalbėsiu šiame vaizdo įraše. Gruodžio mėnesio pradžioje, pačiomis pirmomis dienomis, Jungtinėse Amerikos valstijose, Filadelfijos mieste vyko stalo žaidimų paroda PAX Unplugged, kurioje susirinko įvairiausi ir publisheriai, ir žaidimų kūrėjai, ir prekybininkai ir panašiai. Tai toks mažesnis, bet vis populiarėjantis konas rytinėje pakrantėje Jungtinėse Amerikos valstijose ir tikrai nemažai coveridžo turintis, daugybė įvairiausių blogų ir taip toliau, pilna apie šį konvencioną ir kiekvienais metais vis nauji dalykai pristatomi ar anonsuojami ar testuojami ir panašiai. Ir šiais metais irgi netrūko įvairiausių naujienų. Iš tikrųjų daug aišku pačių populiariausių žaidimų 2023 metų buvo pristatoma, rodomos demonstracijos ir panašiai. Tai gal kokius labiau išskirčiau kaip Earthborn Rangers, turėjo labai didelį pasisekimą, taip pat Star Wars Unlimited, kuris pasirodys šiais metais, taip pat aišku Lorcana, Dune Uprising, Creature Caravan, Great Western Trail, New Zealand ir taip toliau. Iš esmės visos praėjusių metų naujienos buvo rodomos šioje parodoje, bet labiausiai kalbama buvo iš esmės apie mano tris minėtus, tai Earthborn Rangers, Dune Uprising ir Creature Caravan. Creature Caravan, man atrodo, buvo Kickstarteryje lygiai ar 2023 metų pradžioje, ar 2022, dabar tiksliai nepamenu. Ir taip pat buvo pristatyta keletą naujienų ir tokių gal visiškai netikėtų, tokių first time dizainerių naujienų netgi, nes PAX Unplugged žinoma savo Rising Showcase scenos tokiu atidarymu, kur yra anonsuojami žaidimai pradedančiųjų kūrėjų. Tai tokius gal tris išskirčiau. Pirmasis iš jų būtų Epistocracy žaidimas, kuris pasirodys pavasarį 2024 metais. Visas nuorodas į mano minėtus žaidimus parašysiu po video komentaruose. Tai čia žaidimas apie Londoną XIX amžiuje. Žaidimas nuo 2-4 žaidėjų, trunkantis, sakyčiau, iki 1,5 valandos. Ir jame dominuoja iš esmės dvi mechanikos, tai yra worker placementas ir trick takingas. Artas labai gražus, šiek tiek gal užneša į Iano Tūlo gal Fever Machine iš dalies dėl panašaus laikotarpio ir tikrai įdomu, kas gaus iš šito žaidimo. Tai yra first time dizainerio kūrinys ir tikrai įdomu, kaip žaidimas atrodys iš tikrųjų. Antrasis žaidimas iš Burnt Island Games su How to Save a World žaidimas, skirtas 2-5 žaidėjam, irgi iki 1,5 valandos trukmės, tai toks irgi sci-finis žaidimas. Daug kažkokios informacijos neturiu, bet yra šiek tiek Board Game Geek'e parašyta, tai galite pasidomėti plačiau. Demo vyko netgi nuo ketvirtadienio, tai dar net prieš oficialiai atsidarant koną, tai reikės pasidomėti. Artas atrodo irgi visai neblogas, labai jau space tematik, net šiek tiek užneša Voidfall'ą iš arto pusės. Ir paskutinė naujiena, kuri tokiam irgi šiek tiek netikėta, bet irgi mažai žinoma daugam, tai būtų Engage žaidimas, skirtas nuo 1-4 žaidėjų, trunkantis iki valandos, tai kauliukai, kontrolė, upgradeinimas irgi sci-finis, tai čia irgi kažkokios resursų manipuliacijos ir panašiai, irgi beros bus kažkokioje crowdfundingo platformoje. Spaceshipai, kombatas yra, įdomus dalykai, tai irgi įdomu, kaip vystysis viskas. Artas irgi atrodo visai neblogas, tai nežinau, užvežė tų sci-finių gėjimų ir dar bus naujienų iš šitas temas tikrai dar ir šiame video. Tai įdomu, kaip irgi seksis, čia irgi toks startinis puslapis, kurį nuorodą irgi pateiksiu po video. Irgi įdomu, kaip visą tai padarys, nes dabar pilna tų space žaidimų ir tiek trumpai apie pačią parodą.
Vienas iš gruodžio mėnesio siurprizų, bent jau man asmeniškai, buvo Lakšų stalo žaidimo, kurį net ir lietuvių kalba perleido. Brain Gamesai turės duelinę versiją, skirtą tik 2 žaidėjam, išlaikančią visas tas pačias mechanikas, bet turinti kažkokį atskirą, kaip suprantu, bordą, treką, kuris konkuruosite dėl užsakymų, nes jūs tos elixyrus darysite tam tikriem klientam, tai irgi labai įdomu, kaip vystysi žaidimas. Galime Board Game Geek'e paskaityti, tai tikrai neprastesnis variantas ir kaip two-player žaidimas tikrai daug geresnis už originalą, nes originaliam 2 žaidėjai buvo, sakyčiau, pats prašiausias kauntas, o dabar kaip tik bus superinė, manau, versija 2, tai tikrai labai laukiu daugiau informacijos ir tikrai norėsiu išbandyti. Šiek tiek grįžtant netgi prie tavo pačio PAX Unplugged kono, tai vienas iš žaidimų, kuris irgi buvo demonstruojamas, renkamas feedbackas iš žaidėjų, tai Ironwood, Mind Clash Games naujausias kūrinys, kuris pasirodė šiais metais, irgi žaidimas 2, kuris turės ir solo modą, irgi labai daug dėmesio sulaukė žaidimas, netgi atrodytų iš kalbų, kad kol kas vienas iš geriausių žaidimų pasirodžiusių šiais metais, tai žiūrėsime, fantasy, wargame tematika, hand management, area movementas, tai gal net area kontrolas kažkoks bus ir panašiai. Ašo, kad galbūt panašus į match, tai tikiuosi tikrai eis tiesiai į retailą ir tiesiog pamatysime labai greitai informaciją apie patį žaidimą, nes va tokie Mind Clash'ų paprastesni žaidimai, manau, tikrai atneš daug didesnę sėkmę pačiai kompanijai. Dar vienas prieš gruodžio mėnesio siurprizų buvo pristatytas naujausias Tiny Epic serijos žaidimas, kuris pasirodys berods vasario ar kovo mėnesį Kickstarter platformoje, tai Tiny Epic Game of Thrones, skirtas nuo 1 iki 4 žaidėjų ir trunkantis apie valandą. Tai labai įdomu, kaip būtent ši tema bus atskleista Tiny Epic žaidime. Tai vat matau, kad multi-use cards bus, dice allocation ir actionai kažkokie limited su jais. Tai vat labai įdomu, kaip padarys, kur tą intrigos, išdavystės, alijansų dalyką gal įkomponuos kažkaip arba visiškai ne. Tai tikrai įdomu, čia man atrodo pirmasis Gamelin Games toks licenzinis žaidimas, tai matysime, kaip jiems seksis, galbūt netgi bus ir pati didžiausia jų kampanija per visą istoriją. Tai seksime, žiūrėsime, kaip jiems seksis. O labiausiai mane intriguojanti ir mano laukiamiausia kampanija, bent jau šių metų pradžioje, tai yra 7. ir 8. žaidimas iš Stefano Feldo City Collection. Tai, kiek supratau, 7. Nassau bus Ramen Pirates perdirbinys, bet randu informaciją, kad gali būti ir naujas, ir perdirbinys, tai 100% negarantuoju, bet kad mandu tikrai bus visiškai naujas Stefano Feldo žaidimas. Tai jei seks tokiu pat principu, kaip ir buvo praėjusioje kampanijoje, tai šios žaidimus gausime dar šiais metais, greičiausiai metų pabaigoje. Prieš Eseną ar Eseno laiku, tai tikrai bus galima išbandyti dar šiais metais. Yra šiek tiek informacijos, kas bus žaidime, kad bus kauliukai, kad bus galima dalį iš jų naudoti, dalį ne. Tai kažkoks pasirinkimas, kaip suprantu, bus kažkokius inkirtalsus reikės kolekcionuoti, kaip jūs ten keliausite, lokacijas kažką siūsite. Tai skamba kaip įprastinis Feldo žaidimas, tik įdomu, ką naujo tai pristatys mums ir kaip tai veiks. Kaip supratau, bus irgi toks labiau vidutinio sudėtingumo ir neilga, kas yra privalumas. O vat ką darys su Nassau irgi labai domina, nes jeigu tai bus perdirbinys, tai norėtųsi irgi kažkokio advanced modo, nes kaip supratau, ten irgi toks paprastesnis, lengvesnio pobūdžio žaidimas, bet visiškai nepopuliarus, jeigu ten bus tikrai tas Ramen Pirates perdirbinys. Na, tai žiūrėsime, jau kampanija bus greičiau negu už mėnesio ir manau bus galimybė ir įsigyti senesnius serijos žaidimus, tai jeigu tikrai ką domins įsigyti bent kažkurį iš jų, tai galėsime kartu, nes pats tikrai imsiu šitos 2, tai kažką prisidėti visada galima.
Taip pat gruodžio mėnesį Garfield Games pristatė savo 2 naujus žaidimus, kurie pasirodys 2024 metais. Tai The Anarchy žaidimas, kuris yra tarsi sequelas iš mechaninės pusės Hadrian's Wall žaidimui, kurio veiksmas vyks 12 amžiaus Anglijoje. Ir visiškai naujas žaidimas tai Scarabraia, kaip suprantu, vidutinio sudėtingumo resource managementas, tokiuose neolitinio šiaurės Škotijos laikotarpio gražūs viršeliai, kaip ir pastarųjų metų jų žaidimų, tai tikrai įdomu, ką naujo pristatys, bet jau visų vidutinio sudėtingumo žaidimai tikrai yra geri, tai įdomu, ar čia bus irgi koks Kickstarteris, ar tiesiai retailą, tai lauksime daugiau informacijos ir tiesiog reikia sekti informaciją Board Game Geek'e apie šitos žaidimus. Ir dar prie stalo žaidimų naujienų sugrįžta 2 ganėtinai seni žaidimai su savo naujomis atnaujintomis versijomis 2024 metais. Tai pirmasis iš jų būtų Ace of Aces žaidimas su tokiomis knygelėmis, nespalvotomis anksčiau, kaip suprantu, tai dabar bus pilnas spalvotas atnaujintas žaidimas, naujų artų, naujais rulbukai panašiai. Tai čia 80-ųjų metų žaidimas 2 žaidėjam, tai labai įdomu, kas bus naujo, bet kiek mačiau iš nuotraukų, nes buvo irgi PAX Unplugged, man atrodo, prototipas Production'o rodomas, tai tikrai labai gerai atrodo. Seniau atrodė va šitaip tos knygutės, kova tarpusavyje, valdant lėktuvą, tai pats daug nesu girdėjęs apie šitą žaidimą, bet tikrai atrodo įdomiai, kaip viskas vyksta. Tai jeigu viskas bus atnaujinta, pritaikyta šiuolaikiniam laikam, tai tikrai labai įdomu. Ir antras projektas, kuris grįžta po ilgo laiko, tai 82 metų žaidimas Empire Builder, bus irgi nauja edicija, šiek tiek atnaujinta, perdaryta, pritaikyta šiem laikam. Tai vat įdomu, kaip 3 valandų žaidimas taps šiuolaikiniu, gal ir laikas sutrumpės, gal koks etapas paprasties komponentai pagerės ir panašiai, nes iš tokio laikotarpio žaidimų tai žaidimai atrodė nelabai kaip, bet aišku būdavo gerų, nes Mayfairas jo garsėjo žaidimais, ypač tuo laikotarpiu, kad jie buvo tikrai įdomus, bet tikrai šiam laikam nėra išvaizdus ir nelabai, sakyčiau, turėtų populiarumą, jeigu toks žaidimas išeitų būtent šiomis dienomis. Tai seksime naujienas ir žiūrėsime, ar seni žaidimai gali sugrįžti modernius laikus, nes yra žaidimų, kurie tai puikiai rodo, bet ar Empire Builderis bus vienas iš jų, pamatysime. Dar vienas mane šiek tiek nustebinęs dalykas, kuris įvyko gruodžio pradžioje. Wise Wizard Games kūrėjas, kuris pristatė Hero Realmsus, Star Realmsus ir kitus žaidimus, sukūrė tokią kaip subkompaniją, kuri bus skirta labiau family friendly žaidimams kurti ir pristatyti. Ir iš karto jie pristatė 3 naujienas, tai su Star Realms Academy, manau, viskas kaip ir aišku, paprastesnis artas, irgi tas pats žaidėjų countas ir panašiai. Toliau čia kažkoks piešimo žaidimas su ženklais, Caution Science, kaip suprantu. Bei Pack the Essentials, tai čia reikės susipakuoti kiek įmanoma daugiau kačių, kad kiek įmanoma daugiau jų transportuoti žaidime, kaip suprantu, ruošti kelioniai savo kates ir ne tik jas, tai tokie, atrodo, linksmi, gražas žaidimai visai šeimai, tai tikrai kas turi šeimas, tai manau tikrai 3 įdomios naujienos ir žiūrėsime, ar Star Realms Academy bus geras entry pointas, introducinti savo vaikams šį vieną iš geriausių deck builderių 2 žaidėjam, o gal net ir dar geresnis žaidimas bus iš tikrųjų. Tai pamatysime. Tas trendas tikrai tęsiasi, įprastinių žaidimų perdarimo į šeimos žaidimus ar žaidimus vaikams. Kas dar susijęs su naujomis kompanijomis, tai irgi gruodžio mėnesį buvo pristatyta, kad tikrų veteranų komanda prisistato kaip naujos kompanijos nariai, kuri vadinasi Play2Z ir tikrai žinome ne vieną pavardę iš šitos grupės ir buvusių dizainerių, ir publisherių, ir net game studijos įkūrėjų ir panašiai, tai kaip matau founder of Z-Man Games, founder of Stronghold Games ir taip toliau.
Tai tikrai įdomu, ką atneš šis naujas publisheris stalo žaidimų industrijoje, nes kaip matau jo unikalius žaidimus ir turės pirmą projektą Ascending Empire Zenith Edition pirmame ketvirtyje 2024 metų. Tai tikrai įdomu, ką ši kompanija turės ir kaip padės startuoti šitai naujai kompanijai stalo žaidimų industrijoje. Galėsime sekti, nes vardai tikrai yra žinomi ir tikrai turintis nemažą patirtį šitoje industrijoje. Ir taip pat gruodžio mėnesį mus pasiekė tokia gal šiek tiek netikėta, manau, dalį žmonių naujiena, kad Hasbro grupė atleido apie 1100 darbuotojų, kaip prašo dėl silpnų šventinio laikotarpio pardavimų, bet manau, tas sprendimas buvo daug anksčiau nuspręstas dar metų pradžioje praėjusių metų. Tai buvo gandų, kad nelabai sekasi su D&D produktų pardavimais ir kad jie mažėja nuo pat pandemijos pradžios ir negrįžo į buvusius skaičius. Su Magic the Gathering irgi, kas susiję su fizinė produkcija, kad rezultatai tikrai nebuvo geri. Ir aišku, paskutinis dalykas, tai Dungeons and Dragons filmas irgi kompanijai padarė nemažą nuostolį. Kaip suprantu, filmas turės antrą dalį, bet tai, manau, yra labiau bandymas išgelbėti pačio brando situaciją ir gali būti, kad ir vėl grįžta situacija, kai Pathfinderis netgi aplenks D&D, kas jau senai nebuvo regėta. Ir va tas, sakyčiau, kaštų mažinimas ir efektyvumo didinimas, ką anksčiau parodė Asmodee grupė, tęsiasi ir toliau tokiuose dideliuose kompanijose. Tai įdomu, kaip tai įtakos patį kontentą. Sakyčiau, labiau D&D pusės, nebus gal tiek knygų, gal bus labiau fokusuojamas į digital platformą, kaip ir Magic the Gathering padarė su Magic Arena. Tai greičiausiai D&D Beyond taip pat stiprės kaip ir iki šiol, o kas susijęs su fiziniais produktais, sunku pasakyti, nes buvo vos ne oficialiai paskelbtas naujas editionas D&D RPG, tai nežinau, ar jis nukeltas bus, ar vis dėlto įvyks. Ir viskas jau jam yra paruošta, tiesiog dabar darbuotojai padarė savo darbą ir baigėsi visas reikalas. Tai nežinau, gal jie yra jau pasiruošę, kaip ir dažniausiai būna dideliuose kompanijose, keliems metams į priekį. Tai gal tuos tikruosius rezultatus pamatysime tik po kelių metų, bet mane asmeniškai šitą naujieną nenustebino, bet tai tikrai sudėmino pačią industriją, bet tuo pačiu kitos kompanijos gali pasisamdyti tos pačius žmonės ir pagerinti savo situaciją. Ir dar liko 3 naujienos, apie kurias pakalbėsiu. Tai yra stalo žaidimų papildymai, kurie buvo anonsuoti arba bus anonsuoti ateityje, arba netyčia išlindo gandų lygyje. Tai pirmasis iš jų yra Matagot grupės pristatytas anonsas, kad kažkas iš Kemeto bus išleista ar pristatyta 2024 metais. Tai daugelis spėja, kad tai bus expansionas, tai aš irgi prisidedu prie to spėjimo. Tai labai įdomu, kas bus, bet pats žaidimo atnaujinimas, kuris buvo Kickstarteryje, ta nauja edicija paliko vietos savyje iš senesnių produktų, ką galima dar būtų padaryti, tai manau tai ir bus, kas buvo matyt planuota nuo pat pradžių. Tai seksime naujienas ir žiūrėsime, kokį projektą jie pristatys, bet kaip ir sakiau, tai greičiausiai bus expansionas. Toliau sekanti naujiena, kurios visi labai laukia ir visi žinojo, kad bus, ir išlindo jį iš ispanų Asmodee dalies, tai yra Hit naujausias expansionas, kuris greičiausiai vadinsis Heavy Rain, jeigu kažkas nepasikeis. Tai naujausias papildymas 2022 metų Hitui, kuris šį kartą introducins jau ir 7 žaidėją, 2 naujas trasas - Meksika ir Japonija, naujas korteles ir panašiai, ir bus išleistas, jeigu neklystu, dar vis pirmame ketvirtyje šių metų, tai greičiausiai vasario kovo mėnesį, tai tikrai laukiame. Ir paskutinis papildymas, kuris mane šiek tiek nustebino, nes tikrai visi galvoja, ar tikrai kažkas dar bus šitoje serijoje, bet
Ir Mistika žaidimų serija grįžta su naujausiu Gaia Project papildymu Velost Fleet. Kaip matau, pridės tausų, toliau subalansuoti bus labiau factionai, kaip suprantu, ir panašiai. Kaip matau, 5 žaidėjo neprideda, tai labai įdomu, ką tiksliai pridės šis papildymas, bet tikrai tai yra siurprizas. Ne tik mano žaidimo turėtojams, bet ir visiems, kurie galvoja, kad tai tiesiog alternatyvi Terra Mysticos versija, bet dabar turės ir expansion. Tai įdomu, ar bus kažkas panašaus, ką turėjo Terra Mystica su savo expansionais, ar visiškai kitaip. Tai labai įdomu. Gali būti netgi taip, kad spėju, šis papildymas bus must have-as. Netgi taip. Tai tikrai seksime informaciją ir žiūrėsime. Tai tokios gruodžio mėnesio naujienos. Ir sausį tikrai bus irgi labai įdomių dalykų, ką jau išgirdome per pirmasias sausio dienas. Tai nauji metai žada tikrai daug visko stalo žaidimų pasaulyje, tai kiekvieną mėnesį žvelgsime šias naujienas. Ačiū už dėmesį ir susimatysime kitame video. Iki.